Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną toliau aiškinsimės pirmuko problemas ir papasakosiu, kaip mums sekėsi jas išspręsti. Galima, ne? Tai po praeito video, jeigu gerai atsimenat, užvedėm pirmuką, buvo įvairiausių baisiausių garsų, tas variklis kalė, nedirbo, nepriėmė gazų ir panašiai. Blemba garsai tai nelabai geri. Tai visų pirma, ką norėjau padaryti, tai pasimatuoti tepalo slėgį. Tai pamatavus tepalo slėgį pasireiškia tokia biškė anomalija, nes ant šalto variklio buvo mažesnis slėgis negu ant karšto. Tai kaip pavyzdys, ant šalto variklio buvo apie 1,5 baro, o ant karšto pakildavo beveik iki 2. Tai įtarimas kilo ties paėmėjų arba tepalo siurbliu, bet kad tam išsiaiškinti, reikėjo bent jau nusiimti karterį. Kad karterį nuimti šitam varikliui ir šitai mašinai, reikia bent jau nusileisti priekinį tiltą į apačią, bet aš sumasčiau, kad žymiai protingiau būtų išsiimti visą variklį ir pasižiūrėti giliau, kas ten vyksta. Pasistačius variklį ant stovo, pirmiausia, ką padariau, tai nusiėmiau karterį, o ten ir pasirodė visas grožis. Kaip ir daug kas minėjo, paėmėjas buvo pilnas šiukšlių. Tos šiukšlės buvo iš plastiko ir tas plastikas greičiausia iš grandinės viso paskirstymo komplekto, ten šliaužikai, visokie laikikliai ir panašiai. Aišku, gal čia buvo ir mano klaida šiokia tokia, nes jeigu gerai pamenat, prieitam video buvau išsiėmęs ir sudėjęs naują komplektą su senu, ten galimai šiek tiek trūko detalių. Aišku, ten galėjo būti ir iš praeito keitimo, bet visko nesužiūrėsi ir nesutikrinsi. Tai išėmus paėmėję, viską išsikračiau ir padariau paprastą testą, tiesiog užsikimšau vieną pusę ir papučiau. Tai paėmėjas ne tik, kad buvo užkištas, bet ir buvo kiauras. Tai kadangi jau variklis pastatytas, tai galim ir giliau įlyst pasižiūrėti. Tai aišku, išsiardžiau švaistiklinius indeklus. Prie jų nieko blogo neradau, šiek tiek buvo padilę, ne per daugiausiai, bet aišku, aš juos keisiu naujais. Toliau išsiėmiau tepalo siurblį ir jį išsiardžiau. Diagnozavus, matėsi šiek tiek paraižymų. Aišku, gali būti ir dėl to tepalo slėgio nebuvimo kažkas atsitiko, gal kažkada pakliuvo ir kažkokia šiukšlė. Tai nusprendžiau ieškotis kito tepalo siurblio. Nusipirkau, išsiardžiau, viską perinkau, išvaliau, sutepiau ir paruošiau dėjimui. Toliau sekė pagrindinių indeklų ardymas. Tai kad pagrindinius indeklus išsiardyti, reikia nusiimti visą tokį aliuminį korpusą, kuriame yra jie visi sudėti. Tai aš aišku išsiardžiau, daug nežinodamas, kas ten kaip. Pagrindiniai indeklai iš tikrųjų buvo gan gyvi, bet kadangi jau nusiėmiau tą vadinamą bed plate, tai aišku nusprendžiau dėti naujus. Dabar pagrindinis dalykas su tuo bed plate buvo toks, dėl ko sukau galvą, tai kad jisai hermetizuojamas yra su specialiu hermetiku, kuris yra įpurškiamas iš šonų, viską jau sudėjus ir suvaržus. Visam šitam reikalui tvarkingai padaryti reikia keisti ir tuos purkštukus vadinamus, per kuriuos švirkščiasi tas hermetikas. Tiek reikia pirkti hermetiką specialų ir netgi sugalvoti, su kuom tą hermetiką išvirkšti. Ta visą padaryti tvarkingai kaip ir nebūtų problemos, bet viskas atsimuša į pinigus. tą komplektą radau berods tik ebėjui, ten su švirkštu, su visais hermetikais. Jisai kainuoja berods apie 200 eurų.
Tai aš pagalvojau, kodėl nepabandyti padaryti paprasčiau, tiesiog užtepti hermetiką. Be to esu matęs, kad ir kiti taip daro ir neturi jokių problemų, tai tiesiog surizikavau ir padariau paprastai. Išėmus alkūninį, visi kakliukai šiaip buvo neblogos būklės, neskaitant to, kad buvo tokie mini paraižymai. Aišku, nieko aš ten per daug nematavau, tiesiog vizualinė inspekcija, paėmiau, nusipoliravau visus kaklus iki blizgesio ir viskas. Tai toliau prasidėjo detalių valymas, plovimas, plokštumų šlifavimas ir panašiai. Aišku, visos detalės buvo naujos, nauji indeklai, naujas tepalo siurblio grandinės komplektas ir panašiai, naujos tarpinėlės, rebokšliai, žodžiu viską, kas priklauso. Kai pirkau naudotą tepalo siurblį, prie jo gavau tepalo siurblio paėmėją, kuris nebuvo kiauras ir buvo tinkamas naudot, bet kadangi jie turi tokią savybę sutrūkt ir užsikišt, tai nusprendžiau pasigaminti savo tepalo siurblio paėmėją. Aišku, jį norėjau darytis iš metalo, kad jisai nesutrūktų ir ilgai laikytų, tai užsisakiau iš laužynų daug visokių paėmėjų ir tiesiog norėjau suburti vieną gerą. Tai visą šitą padarius, užsidėjau jau karterį su nauja tarpinė, nusileidau variklį nuo stovo, užsidėjau smagratį, kadangi reikėjo susistatyti degimą ir toliau jau ruošiamės dėti variklį į mašiną. Apie surinkimą nėra ten daug ką pasakot, viskas susirinko sklandžiai, užsipylė nauji skysčiai, prasisukom variklį, kad užsipumpuotų tepalas ir tada sekė pirmas užvedimas. Tada užsidėjau duslintuvą, vėl užsivedžiau, pasitikrinau, kad niekas niekur nebėgtų, kad nebūtų jokių pašalinių garsų ir tada vėl matavau tepalo slėgį. Tai paskutiniai slėgio matavimai parodė, kad ant šalto variklio yra 5,5 baro, o ant karšto 1,9. Tai toliau viską susirinkom ir išvažiavom testuoti. Tai kaip ir matėt visam video, pirmukas jau mano kieme, kasdien važinėjama, bandau sulaukti kažkokių gedimų, tai kol kas nieko baisaus nepasirodė. Dabar atsidarom kapotą, užsivedam ir paklausom. Kaip matot, čia dar viskas iki galo nėra surinkta, trūksta kelių plastikų, kelių laikiklių. Kadangi viskas yra bandymo stadijai, noriu įsitikinti, kad nieko blogo su juo nevyksta. Kiekvienas syk užvedus klausau, kad nieks nesubarškėtų. Dabar yra važinėjimas su naujais tepalais, reikės dar pasikeisti filtrą ir tos pačius tepalus, kadangi po surinkimo vis tiek visokių drožlyčių, visokių šiukšlių lieka. Tai dabar užsivedam ir paklausom. Nu va, variklis dirba neblogai, nesipurto, jokių garsų nėra. Aišku, su mašina yra dar šiokių tokių niuansų. Gal matęs ant skidelio dega ABS-as, bet čia nesmė, gal kokiam video parodysiu. Esmė dabar apie variklį. Tai dar ko nepaminėjau, kad pasikeičiau žvakes, pasikeičiau sankabos diskelį, kadangi buvo sudilęs. Babinos buvo naujos, jokių klaidų šiaip nemeta, vienintelė klaida gal yra, kad ventiliatorius kartais nesuveikia, bet kol kas paliksim taip, kaip yra. Kaip ir sakiau, viskas dar testavimo stadijai. Tai dabar jaučiu, sėdam į mašiną ir pravažiuojam. Eik, tu šaudo čia tau. Blemba, žvėris, tas 1.6. Na, aišku, biški dūmėje, bet ir oras toks, gal nieko blogo. Nu,
lekia pirmukas. Kai 1.6, tai toks visai įdomiai. Aišku, tarapūznikas, bet gal bent jau kuro mažai valgys. Nors žinot, kaip yra su tais mažalitražiais varikliais, ryja tiek pat beveik kaip 2.5. Traktorius priekiai. O dabar tai turėsim problemų. Kaip matot, ant skydelio šviečia visokie ABS-ai. Tai greičiausiai čia yra bėda su galiniais pusašių žiedais. Nes dažna bėda būna šitiem pirmukam, E9 ir panašiai. Jie greičiausiai liečia daviklius, bet apie šitą tikriausiai papasakosim kituose video. Kai bus ateityje su šitą mašiną, dar iki galo neaišku, kiek aš ją pasiliksiu, gal ir parduosiu, bet aišku, kuo daugiau nesąmonių, tuo daugiau kontento jum. Šiaip reziumė, išsileido nemažai pinigų, aišku, susitaupė toj vietoj, kad pats viską dariau, bet jeigu kam įdomu, parašykit komentaruose ir įkelsiu Instagramą visą listą, kiek už ką sumokėjau. Stabdo geriau negu traukia. Jo. Bet yra potencialų. 8,5 kV. Čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalą, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video. Kaip kniaukia. Blemba. Iš kur ta katė atsirado? Gal kas pasigėdo?